Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną šitą pirdą ruošim sezonui. Pagrindinė šiandienos mūsų misija tai pasikeisti galinį rato guolį. Jeigu girdis, jisai ūžia, plus klibo ratas. Kitas dalykas, ką pabandysim padaryti, tai pasireguliuoti vožtuvus, nes būna kartais labai retai, kad šauna ugnelė per duslintuvą. Nežinau ar dėl to, bet nelindom ten, pasižiūrėsim, ar viskas tvarkoj. Ir kitas dalykas, ką bandysim dar pasidaryti, tai šiek tiek pasiveršim vairo guolius, nes šiek tiek yra klibėjimas, ypatingai stabdant arba judant iš vietos, tai greičiausiai užteks tiesiog biškį paveršti ir viskas. Tai bėdos tik tai tokios, gal ardant dar kažką papildomai rasim, tai dabar nieko nelaukiam ir pradedam darbus. Čia reikia nusiimti ratą, kadangi reikia nusiimti ratą, reikia nusiimti duslintuvą. Tai pradėsim nuo čia, po to eisim į kitą pusę. Eik, sukas varžtai. Net keista. O čia net neprisukt. Nu malonu. Puška elektrinė, katra nieko neatsuka iš tikrųjų. Wow! Čia tai buvo sudėtingumo levelis. Biškį gal stabdį reikia atsileisti. Būgnas. Čia matos guolis yra po tašim. Greičiausiai, kad šitas ir ūžia. Šiaip dabar neatrodo, kad nieks klibėtų. Bet bus matyti. Blemba čia bagažinė, kaip atsidaro, surakti. Šitą chamutą taigi reikia atsisukti. Pa, kur tu važinėjas? Velniai. Kaip gerai laikosi, ne? Ai, ant krypiančiųjų ir. Nu va, prašau. Biškį užžena, šitą gal palikt. O, vis dėlto pavyko. Galvau, kad sunkiai bus. Nu, čia viskas good. Tai mums dabar reikia tepalą išsileisti. Nežinau. Čia tą antifrizą supilt gal kažkur. Polai. Nu, davai. Visada reikia. Bet čia yra biškį dzindrų. Tai prakošti. Su kuo? Su kojine. Nu. Taip, tipo, varom ir viską. Bet čia tau yra pajoda, veiktų, na. Jokauji. Na. Nu. Turim tarą. Turim dapiltą antifrizą. Labai puikiai išnaudota. Windows'ų muzikėlį uždėk. O, koks tirštas. Gal jisai čia išbėgs, tai na. Galim mes jau pradėti sukti varžtus. O, dabar pradėjo bėgti normaliai. Ai, šitam ir yra. Ja. Nu, taip gaunas, kad čia šitas guolis vienintelis uždaras ir nesitepa nuo visų šitų, nuo viso šito tepalo. Šitie visi atviri, tepasi, viskas okei. Jie čia nelabai turi galimybę išeiti taip greitai. Nes čia vat yra salinikas,
kad tas tepalas ten nepatektų ant stabdžių šito viso būgno ir panašiai. Prie mikrofono. Jam. Bliama, net skaičiai tą patys. Bandom lupti. Jisai mum kainavo netgi 4 eurus. Bam! Tai kaip ir supratot, visas šitas dalis gavom iš autograma.lt, tai jeigu jums reikės dalių nebūtinai kinietiškai pirdai, o kad ir mašinai, parašykite jiems į Facebook ar Instagram, nusiųskite nuotrauką ar tiesiog parašykite automobilio modelį ir jums parūpins detalės geriausią kainą. Nu ką, reik tepalo dabar. Čia į variklį, ne čia dutė, likui molis, ATF-as, Tu ieškok to rusiškinio ir viskas. Žibalas. O, pala dar kažkokie yra. 758 yra. Lemba Mara 759 turėtų būti palei viską. 9 jo šiaip. Čia kas vapšė pavyzdžiui. Čia yra grandinių tepalas. Atnešk tą legendinį. Legendinį? Nu davai, jeigu aš ir berasiu. Parašyta transmisinė alyva. Labai puikiai tinka. Čia yra TEP 15. Oi, labai geras, labai skaniai atrodo. Žiauriai. Nu ir ką? Kaip jūs taip galvojat? Pavyktų čia. Va, 2 milikai, švirkštukas, pukšt. Liuk. Kiek reikia supiltamai? Plemba, aš tai pažiūrėsiu manualiai ir bus aiškiau. Tai nebus, kad 30 švirkštų mums reikės. Bet gali būt. Šiam švirkštų. Nu, jeigu 120 ml po 2, Ei, 60. ilgai bus. Ne, čia reikia kažką vis... Nėra didesnio kokį? Nėra, sako, mažiukus teturiu. Jo, aš laikysiu tu pilk tiesiog ir viską. Nu jo, ir pasidėsiu tą bliūdą po apačią, kad jeigu varvės kiaurai, nes aišku, kad varvės. Va. Kad ir taip, jeigu palaikytum, tai būtų pasaka. Sušalęs yra jisai. Bėga kažkas iš. Girdžiu, kad bėga, bet nematau nieko. Jo, laša kūras. Kiek lampumas jas. 100. 100 ant 100. Na ir užsukam. Tai va, reduktorius surinktas, tepalai užpilti. Dabar beliko viską susirinkti. Dėsim sankabą, dėsim šitą būgną, nusivalysim dangtelį, naują tarpinėlę ir viską surinksim. Ledas. Matai, kaip jau nori virintis viskas. Kad net kaukė nukrito. O! Išėmiau. Žiedelis.
Nieko tu čia nefilmuo. Vis tiek nieko nematai. Kaip ir su guoliu viskas, manau. Biški pavargom, biški pasiknisom, bet turėtų mačyt. Turėtų ir nebeužt. Šiaip ratas nebekliba. Tai manau viskas bus gerai. Dabar turbūt ardysimės kažkiek vidurinių plasmasių ir bandysim susireguliuoti vožtus. Bliam. Gal ir įmanoma? Tipo eis taip ištraukti. Jo. Dangtelis out. Ir mes čia turime variklį. Tas yra ledas. Nu. Oi, stop. Ne, gerai čia yra. Nes 0,05 W įlenda, gan sunkiai. Ir tada, kai judini, nėra jokio tarpo, jokio klibėjimo. Tai manau, neverta net lyst. Pakeisim va šitą mažą tarpinėlę. Čia yra alsuoklis, jeigu neklystu. Jo. O šitos, kadangi neturim, jinai yra jau tokia, beveik lygi, sakykim. Tai biški švelniai patepsim hermetiko, kad toliau nebūtų bėdų ir neleistų. Ir viskas čia. Užsidaro dangtelis. Galim sakyti, be reikalo ardėm, bet gerai, kad pažiūrėjom, iš tikrųjų dabar bus ramu. Oi, sukasi laisvai. Kaip tu dabar pajausi, nepajausi. Palieka, manau. Po to atleisim, vėl bus tas pats. Jo, su vairu viskas okei. Biški pasiveržė tas guolis, buvo ganėtinai laisvas. Manau, čia kas kart reikia vis pasižiūrėti, pasiveržti, kaip ir visiems kiniečiam. Tai dabar kas mums beliko, tai išsileisim seną tepalą, nors nesenai iš tikrųjų keitėm. Ir pakeisim tepalo filtrą, supilsim naujus tepalus ir važiuojam. Tepalo filtras. Man jisai labiau kaip antpirštis atrodo. Bet tarkim. Tas tepalas šiaip praktiškai naujas buvo, mes tada praeitą sezoną pakeitėm. Kiek tu čia pravažiavai? 100 kg, jeigu pravažiavai, tai turbūt gerai. Tai va taip, pam ir sukam. Easy. Tyliai dirba, net duslę negroja nieko. Nebeužė. Tai iš remonto pusės tiek. Turbūt, ką dar galėtumėm padaryti, ją apvalyti, bet to nedarysim, nes operatorius greičiausiai varys offroadais. Tai dabar nieko nelaukiam ir varom pralėkti. Tai šiam kartui tiek, kažko grandioziško prie Pirdos nepadarėm, tiesiog paruošėm sezonui ir turbūt tai bus paskutinis video su šiuo motoroleriu, nes po šito video mes ją mesim parduoti. O čia buvo Maple Street Studio, kam patiko paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. I'm just doing me, everything is on me.